Mano vardas yra Andrius Tamošiūnas, aš esu vyriausias mokslo darbuotojas plazminių technologijų laboratorijoje. Mūsų laboratorijos viena iš veiklų yra susijusi su plazminių technologijų taikymu, konvertuojant įvairias atliekas, tokias kaip komunalinės, plastiko atliekos ir visa kita į aukštesnės pridėtinės vertės produktus, taip vadinamas sintetinės dujas, iš kurių toliau būtų galima gaminti vandenilio išvestinius degalus, metanolį, metaną ir taip toliau. Toj vietoj plazminės technologijos yra pakankamai naujas metodas, taikomas atliekų į energiją, atliekų į chemikalus koncepcijoje. Kita iš veiklų yra, kaip pagaminti sintetinius degalus iš, tarkim, anglies dioksido. Šituo atveju irgi naudojamos plazminės technologijos, vadinama šaltoji plazma, sinergijoje su katalizatoriais, kuomet CO2 jungiamas su žaliuoju vandeniliu. Plazminės katalitinės aplinkos yra konvertuojama į metaną arba metanolį. Tokiu būdu yra gaminami žalieji sintetiniai degalai, kurie yra atsvara tradiciniams iškastinio kuro gaunamiems degalams. Verslui galime suteikti taip vadinamą smėlio dėžę, išsibandyti norimas idėjas, tarkim, atliekų į energiją arba žaliųjų sintetinių degalų gamyboje. Tingai daug bendradarbiaujame irgi su užsienio įmonėmis, tokiamis kaip stiklo pramonė, kurie stengiasi pereiti prie aplinkai draugiškesnių technologijų. Tai viena jų yra irgi plazminė technologija, pakeičiant dabar esančius gamtinių dujų degiklius į plazminius degiklius. Tai tokiu atveju mūsų pagalba galima įmonei suteikti žinias ir eksperimentinius tyrimus iki tam tikro technologinio lygio, išsibandyti tas idėjas, kuomet jie galėtų kaip įmonė sumažinti gamtinių dujų naudojimą arba kito iškastinio kuro ir taip būti aplinkai draugiškesniems ir sumažinti savo gamybos sąnaudas. Ypatingai daug bendradarbiaujame su Švedijos ir Vokietijos mokslininkais, apjungiant savo jėgas, bendrai kuriant inovatyves ir aplinkai draugiškas technologijas, kurios vėliau galėtų būti pritaikomos pramonėje, jau mano minėta stiklo pramonėje, taip pat ir cemento pramonėje ir kitose pramonės šakose, kurios labai stipriai priklauso nuo naudojimo iškastinio kuro.